toks nekoks oras. Sveikučiai gyvučiai. Važiuoju į kaimuką, važiuoju aplankyti šuniukų. Ir dabar norisi pasakyti jum labai išskirtinį ir didelį ačiū. Ačiū už tai, už video peržiūras. Islamistas meldžiasi. Per vieną dieną surinko 3000 peržiūrų, o dabar mačiau jau ten virš 4000 yra. Nors tik 2 dienos praėjo. Didelis ačiū naujiem atėjusiem, nes tikrai pasijautė ir prenumeratorių skaičius padaugėjo. Ačiū už komentarus, ačiū už laikus. Tikrai ir nuoširdžiai jums didelis ačiū. Čia Seirijai. Mano tėviškė. Žadu kažkada padaryti ekskursiją jums po Seirijos. O čia skaitosi pats centras. Kultūros namai, bažnyčia, parduotuvė, apylinkė, kaip dzūkai sako, seniūnija. Nu, ką mano augytiniai? Ką augytiniai, Rokutis laksto? O kur vestulė? Va, mažiukė kur, va! Gerulė. Eik vis tokia, eik į lauką. Eik. Einam Rokutį pasisveikyt. Vesta, jau tu mane ištryniai. Vesta, eik, mano balti džinsai. Eik, Rokutį pasisveikyt. Ai, kaip jie. Eik, tu Vesta, einam kauliukų duosiu. Einam. Ja, kas čia? Imu 2 kaulus. Imk. Čia ką tik mačiau, buvo avarija, išeidinėjau iš parduotuvės, mačiau švyturėliai policijos ant žiedo buvo. Ai va, pavažiavo toliau. O, čia šukių. Čia. Va, bamperis, matot? Nuneštas visas bamperis. Volveko. Služba celna būti. Va, aikšteliai stovi savo. Čia prie tų, žinot, mažojo kryžiaus, mažųjų kryžių kalno. Važiuos paskui mane. Tai nežinau, nestabdys, bus matyt. Nieko keisto, kad čia nuo sienos važiuojant, kiekviena miestelyje stovi, tuo labiau savaitgalis. Stovi su radaru, matuoja greitį. O paskui mane tas ekipažas taip ir važiavo. Skaityk, kaip teisių neturi. Va, mūsų miestukas. Čia stosim į parduotuvę apsipirkt. Nieko boružiai daug nepirkau. Supirkau konservuokių. Man labai konservos skanios. 2 perki, 1 už dyką. Čia Lomžos važiuoju šitą autostradą, tai sėdėjo ant galo jie man. Nežinau, jie ten pramušinėjo ar ką, bet paskui nusprendė apsilenkė ir varo. Nuo Zambrovo, kai prasidėjo rūkas, tai dar nesibaigė. O jau netoli Varšuva. Kuo toliau, tuo dar baisesnis rūkas. O kaip per kupoliukus, čia biški šviesiau. Va čia gerai dabar per Varšuvą važiuot. Čia vėl tik pravažiavom tuos kupolus viską. Ir vėl rūkelis. Tuoj neis neįvažiuot, man atrodo. Dar kur apšviesta, tai dar.
į tamsą įvažiuoja iš vis. Nu jo, tie rūkai čia kasmet. ...96 važiuoju. Tai čia da geras greitis. Bet nei iš galo, nei iš priekio mašinos neturiu. Aišku, niekas neskuba, kur tu čia nuskubėsi per tokį tirštą rūką. Iš toliau degalinės nei nematyt. Jo, čia gali tekti ilgam važiuot per tą rūką. $6.03 dizelis. Gera kaina. Na, nežinau šiaip ką pasakyti apie tą rūką. 100 kilų kažkur nuo Varšuvos jau nupjovėm link Poznanės. Tai nežinau, tokiais tarpais. Būna, kad geresnis matomumas, o dabar matot vėl toks tirštesnis darosi. Gali būti per visą Lenkiją taip. Yra bilietukas. Labas rytukas. Labukas rytukas. Labas rytas. Naktinis važiavimas tikrai buvo sunkus, patys matėt. Apie taip paskaičiavau truputį, tai apie 400 km mes važiavom per rūką. Vietomis tikrai, žinokit, buvo toks tirštas rūkas, kad buvau net iki 60 greitį nusimetęs, nes grinai per porą metrų, per 5, per 2 metrus matomumas toks buvo, tai bet gerai, kad neilgos tokios atkarpos, tokio tiršto rūko. Va, o dabar ką stoviu parkingė čia prie pat sienos Lenkijos, Vokietijos prie Šviecko. Lietus daužo langus. Vienu žodžiu, šiandien gal laukia lietingas važiavimas. Va, ir dabar padarykim tai, ką mes turėtume padaryti tie, kurie dar to nepadarė. Va, ačiū. Ir jeigu dar pridėsit komentarą kokį, užlaikinsit, tai iš vis bus šaunu. O, ir dabar norėčiau biškį į praeitį sugrįžti. Norėčiau padėkoti Mindaugui. Jis vairuotojas, jis atsiuntė filmuotą medžiagą ir labai malonu, kad kažkas atsiliepė į prašymus, į raginimus. Taigi, pasižiūrėkim, kaip ten kažkas tai Švedijoje važiuodami miškais užsimetė ant kapoto briedį. Na štai, trumpai ir įdomiai. Va, tai nepatingėkit, ar ne, kažkas tai įsijunkit ten telefoną ar ką, galbūt stovėsit kažkur tai nuošalioj vietoje, galbūt kažką tai tokio, kaip sakant, neeilinio, ten jau ir kažko įspūdingo, tai nesakau, kad jau ten galbūt ieškotumėt ar ką, nes aš pats nelabai užgaudau, matot, kartais va būna, ir besimeldžiantį žmogų kažkokį pamatai ir ką, bet tai retai nutinka. Tai aš manau, kad, žinot, dar mes irgi draugauti ruošiamės, tai manau, kad jeigu nepatingėsit, tai tikrai atsiras proga jums kažką pafilmuoti. Važiuojam per pasienio tiltą, bet ten toliau Vokietijoje matau šviesų. Gal nelis? Pradžia tikrai nieko gero nežada. Dar faktiškai į Vokietiją neįvažiavę. Čia iš karto ant tilto, o jau kamščiuose stovim. Ten palapinė stovi kokios. Stabdys mane ar ne? Čia reidas.
Ir gan stiprus reidas. Va, jau čia kamerą pastatė. Anksčiau nebuvo. Čia iš 12 į 10. Jau šito kelio net pasiilgau ant 10 važiuot. Kamštukų. Šiaip oriukas neblogas. 16 laipsnių šilumos. Vėjas toks šiaip, bet ne uraganinis. Ėda mano numestą duoną. Aš bandžiau prisišaukti iš po žemių, iš tų lizdų, iš tų uolų. Tuoj suės ir eis vėl ieškot. Nu tai ką, po tokių žiurkiškų vadinamų vaizdų išvažiavom iš A2, važiuojam dabar link Reino. Reinės, kaip vertime gal yra taip pasakyt. Lysim į tuneliuką ir varom ant Osnabruko. O jau ten laukia mūsų lietutis tikriausiai. Jau porą lašų nukrito ant stiklo. Barbena. Reinė. Nu va, sveiki atvykę į Olandus. Labai saulė akina. Saulė negerai, lietus negerai, rūkas negerai, tamsa negerai, pašala negerai, sninga negerai. Jūs man pasakykit, kada žmogui gerai. Kas žmogus per sutvėrimas? Jisai vis tiek susigalvos taip, kad jam bus negerai. Juokauju, čia galbūt nuo to, kaip žmogus nusistato pats ant tam tikrų dalykų. Seniai buvom Olandijoje, tai pažiūrėsim kainas. Dizelis 2,9, benzas 2,25. Nu ką, šelo kainos, o čia rimčiau, ne. Benzas 2,22, dizelis 2,07 €. Na čia dabar prieš atvažiuojant į pirmą tašką, tai bus toks reikalas, kad reikės įsijungt Veizą. Nes skambinausi prieš porą dienų su bendradarbiu, su kolega, tai jisai paskutinį kartą, kai buvo, sakė, prasidėjo ten dideli remontai. Neina įvažiuoti ten nuo pagrindinių kažkaip kelių į tą adresą, kur mes vežam įsikrovimą. Nu ką, šita degalinė. Va, dizelis 1,88, o benzas 2,3 €. Olandai netrivoja, be 15,7 dabar. 15 minučių liko ir galės lėkt
120, tai jau jie smokinasi po biškį. Bet taip jaučiasi iš karto, kad Hebra nori greičiau važiuoti ir viskas. Na, planšetkė jau rodė nusukt, o Veizas rodo čia važiuot. Tai aišku, važiuosiu čia. Use the right lane to stay to the right A12 in direction of Oberhausen, Arnhem. Na, čia jo, šitų kelių nevažiavęs tikrai. Čia kažkur biškį kitaip atves, bet svarbiausia, kad galutinis tikslas būtų tas. Dešimt kilų ir vietoj. Nu va. Ir atlėkėm. Ir aida, žalia, nes čia ilgai dega labai. Tas šviesoforas. Jau čia žinau, jau čia manęs nepaklaidins niekas. Rytinis Duivenukas. Duiven, toks yra miestas. Olandijoje. Rytinės degalų kainos. Dizelis 2,07. Na, rūkelis irgi toks. Nelabai tirštas, bet. Kamštukų yra. Čia vat įprastai nelabai būna tų kamščių, o šiandien, aišku, eismo sąlygas sunkina ir šis rūkas, teisingai. Sakykime, leistinas greitis nuo 6 ryto yra 100, tai šiaip paprastai Olandai iki 110 važiuoja. O šiandien jau tokiom sąlygom niekas nelekia. Kaip jūs žiūrit į tokį maistą? Šiaip aš tai nelabai esu mėgėjęs ten kažkokių tai burgerių, submarinų ar ko. Labai retas atvejis, kad nusipirkčiau. Bandysim pažiūrėti rytinės kainą Shell'o degaliniai. 2,8 dizelis, 2,3 benzinas. Na, o čia Hendrik Ido Ambacht. Toks miestas Olandijoje. Nuo mūsų pirmo taško 120 km. Viskas po olandiškų reikalų, važiuojam į Vokietiją. Turiu krovinuką, nereikės nieko laukti. Greitas reisas, man tai patinka. Pabandžiau, žinot, geltoną klipsą užsidėtą ant akinių. Rūkas, sakau, kaip ten atrodys. Naktį ten biškį vienaip atrodo, bet prikolnai jau per rūką atrodo, tai šakės. Prikolnai. Skambinėjausi, žinot, čia Alytuje gaminuosi naują vizitinę ant lango, kad galėtumėt mane kažkaip pažint kelyje. Gerai, nesikeldamas pasakysiu, kad nuo ateinančio tikriausiai reiso, nes jau spėsiu atsiimti šią, tai matysit pas mane ant lango štai tokią vizitinę. Na, viskas labai paprasta, ar ne? Tai ką tada? Naujai atėjusieji arba jau ir esantys tik tai pamiršę užsiprenumeruoti kanalą padarom. Ačiū. Palaikinam. Pakomentuojam. Pasidalinam. Ir žiūrim toliau. Geros dienos. Iki. Sveiki atvykę į Vokietiją. Na, man labai įdomu pasižiūrėti, kiek pasistumėjo remontai šitam kely. A3. Va čia viršui sudėta tie ženklai, ne, va, kur tos rodiklės. Čia anksčiau nebuvo tokių bairių. Nu, vis dėlto čia 1,5 mėnesio nebuvo. Nevažiavom šitų keliu. Tai, kad kažkas pasikeitė, tai
Natūralu. Jeigu būtų nepasikeitę viskas vietoje, o tada nekas. Kiek suprantu, darbų dabar visas dėmesys ir judesys anoj pusėje. Anksčiau čia, atsimenat, kai buvo išrausta visas kelias. Naujai čia klojo. Dabar padaryta 3 atitvaros. 2. Viena kryptim, šita, kur mes važiuojam, ir viena priešais. Ir darbai persikėlė į aną pusę. Dabar ten viską naujai daro. Nu, kelias bus tikrai, pasakysiu, kad tikrai vokiečiai greitai dirba. Greitai. Lenkai greitai dirba su kelių tiesimu ir remontais. Vokietukai irgi nesnaudžia. Aišku, laikas irgi spaudžia, yra terminai. Šaunu. Šaunu, pagirtina. Rūkas įsisklaidė, faina važiuot. Čia tai Eseno priemiesčiai. Pamenat Eseną? Ten, kur tą stadioną filmavom. Čia šito juostoj 2,2 plotis, 2,20 m cm. Bet smagu su mikriuku važiuot pats tas. Nu va, matot, nieko gero. Reikia keist. Na, tikrinam. O, šviečia dieną, šviečia naktį. Va, kaip gražu. Važiuosim toliau. Va, žiūrėkit, kaip važiavom į čia, tos palapinės. O čia fūra pasistabdė vieną. Autobusas. Labai įdomu, kas čia per patikrinimas toks vyksta. Tai ką, Lenkija? Sveiki atvykę. Pamatė, kad mikriukas susisuko, fūras stabdo. Čia jiem kaip užeina. Tai fūras, tai mikriukus. 659, biški brangesnis dyzelis. Nežymiai pasukite dešinėn. Orlenė. Pažiūrėkit, kas daros. Gabaritai. Ir čia platoki gabaritai. Kaip jūs ten? Anoj pusėje žydrųjų ekranų. Kaip gyvenat? Kuo kūrenat? Nu ką, įsimiegojau Lenkijoje. Ir labai noriu namo. Nežinau, reisas labai greitas, bet kuo greitesnis reisas, tuo dar labiau namo traukia. Lėktuvėlį, kurgi tu skrendi. Tik nesakykit, kad kamštis, nes man tokių bairių visai nereikia. Gerai, išvengiam kamščių. Kalam gazą toliau. Kuo arčiau lietuvėlės, tuo vaizdelis nekoks. Pažiūrėsim, spėsim ar ne. Nes jei ne, tai reikės palaukti. O, čia pasisekė. Bet jau šitą pusę važiuojam. Praeitą kartą ana dabar, kur išrausta buvo. Dabar šita, čia naujai tiesia kelią. Gerai, čia reikia. Aplamai tai viso, nuo Lomžos iki... Nu, aišku, atkarpos yra geros kaip kurios. Bet šiaip tai toks irgi prie avarinių kelių. Ten policai priekį varo dar. Vienu žodžiu, toks eismas, kad net policai pristabdė eismą. Dabar žiūrėkit, koks protinguolis. Biškį išeisiu į kraštą. Mato tą busą. Jisai beveik prilipęs buvo ant mano, kaip sakant, galo mašinos. Esmė tame, kad yra
didelis vėjas. Ir daug kas taip gudrauja, čia visi vairuotojai žino, ar ne, kad ten už krovininės mašinos būdos ten važiuoji paskui ir tau pasipriešinimas mažesnis ir tu tiesiog turi mažesnės kuro sąnaudas. Bet jeigu man greitas stabdymas, dabar aš greitai stabdyčiau, viskas, jis man bučiuoja į užpakalį. Mašinos, aišku. Tai va, tokie, artėja. Kad tik žinot, kad tik arčiau, kad mažesnis pasipriešinimas būtų. Tai yra žaidimas su mirtim, taip galima įvardinti. Debilas. Kas svarbiausia, tai vokietis. Jau visai netoli čia, Lietuvos, iš kur iš čia atsiradęs. Atvažiuojam į rūką. Mato tolumai, koks rūkelis laukia. Na, nėra labai žiaurus tas rūkas, bet biškį yra. Stabdys, jau stabdo. Tikrino tik tai dokumentus, mašinos ir mano pasą, ID. Tai vienu žodžiu. Mikriukus stabdo. Sako, iš kur veži krovinį? Sakau, iš Vokietijos. O į kur veži? Tai sakau, į Lietuvą. Tai gerai, sako, duok pasą. Neprašė neatidaryt būdos nieko. Va, važiuojam toliau. Už Lazdijų į Veisiejus. Nu va, Lietuva irgi saulutė šviečia. Nu jeigu Lazdijuose buvo kažkas panašaus į pavasarį, tai čia jau grinai ruduo Veisiejuose, o tik 17 km skirtumas. Svarbu nelyja, iškrovimui gerai bus oras. O čia tai yra Seirijai. Mano tėviškėlė, važiuoju Alytun, važiuoju namo. Ačiū brangieji, kad buvote. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad palaikinot. Ačiū, kad užprenumeravot. Ačiū, kad pasidalinot. Ir didelis ačiū. Iki sekančio karto. Iki.